Už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Sveiki visi, Tautos kamuolys toliau sėkmingai keliauja per Lietuvos miestus ir miestelius. Šiandien pasieksim Jonavą. Dabar esame Palomenėje, kur žmonės tikrai varo už Lietuvą. Mes varom už Lietuvą! Sveikinam Tautos kamuolį atvykusi į Jonų Janynų Respubliką. Sėkmės, kad Lietuva laimėtų, rinktinė sujungtų tautą. Ne taip, kad kai Žalgiris Lietuvos, dvi Lietuvos, viena bus Lietuva, už Lietuvą, už rinktinę. One love, one life, when it's one need in the night, one love. Galbūt kažkur tai giliai prigimti įrašyta dvasia kažkokia tai, kuri gal palaiko ir varo kaip varomoji jėga. Reikia prisiminti, kad esi lietuvis ir viskas, tik to te reikia. Nereikia ieškoti kažkur svetur. Čia mes esam čia. Varom už Lietuvą! Mes Lietuvos rinktiniai norim palinkėti, kad jie saugotų kamuolį kaip savo vaikus, niekada jo nepaleisiu iš rankų ir pergalė bus mūsų. Kaip tik dabar tuo įdės šūviai kamuolio garbė, aš nežinau, ar tai matysim, bet girdėsim tai tikrai. Mes už Lietuvą! Kada meldžiamės daugiausiai? Kai lošiam krepšinį? Aš sakyčiau, kad to džiaugsmo kiti tikrai nesuras. Reikia patiems jo ieškoti. O kas ieško, tas randa. Ir visiems noriu pasakyti, jeigu jūs norite, kovokite, tikėkite ir laimėsite. Ir mūsų Lietuva laimės. Mes varome už Lietuvą! Tieks ir galiu vienoje vietoje Lietuva, man atrodo, tikrai dar nematė. Aš negaliu patikėti. Mūsų Tautos kamuolys Jonavoje buvo sutiktas tikrai fantastiškai. Čia žmonės myli krepšinį ir varo už Jonava varo už Lietuvą. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras. Ar mėgstat krepšinį? Mėgstu, žiūrėjau jaunystėj taip.